Kiekvienas žmogus turi turėti savo jausmus, negali turėti viską savyje, turi išsisakyti. Man patiko tas, kad mes patys sukūrėm savo eilėraščius, mes patys juos rašėm, patys sugalvojom, visos mintis yra mūsų. Mes galim atsipalaiduoti, būti savimi ir tiesiog pabūti kartu ir gerai praleisti laiką. Jašiūnuose džiugu, kad turėjom galimybę dirbti dviejose skirtingose gimnazijose ir kad mokiniai bendravo iš vienos ir kitos gimnazijos ir tarp jų užsimezgė draugystės. Meilė tai yra viena iš svarbiausių mūsų jausmų pasaulyje, nes būtent meilė suteikia mums ramybę, saugos jausmą. Tai aš negėdinusi to, kad aš rašau apie meilę, apie ne tokią meilę, kurią aš tikėjausi. Kai kurie rašo apie liūdesį, kai kurie apie nusivylimą, kai kurie apie baimę ir labai džiugu, kad jie nebijo tų jausmų. Ir mūsų tikslas projekto metu kuo daugiau kalbėti apie jausmus ir suteikti jiems galimybę išsipasakoti ir tas emocijas paversti kažkuo kitu. Jų emocijos virsta meno kūriniu, jų emocijos, užslėpti jausmai virsta eilėraščių, dainomis. Ir man atėjo tokia mintis parašyti apie neteisybę pasaulyje. Mano visas eilėraštis yra apie tai, koks dabar yra neteisingas pasaulis, kiek yra jame problemų ir kiek yra skriaudžiami žmonės. Jie turi susitikimus su scenos kalbos dėstytoja, kuri paima jų eilėraštį kaip jau sukurtą meno kūrinį ir jie analizuoja. Ir tada su vaikais tą eilėraštį mokosi raiškiai skaityti scenoje. Aš pastebėjau, kad man tikrai padėjo tas projektas, kad man tapo truputį laisviau kalbėti prieš žmonės, prieš auditoriją kažkokią. Jaunimas šiuo edukacinių dirbtuvių metu susikūrė savo atviruką su daug paslėptų detalių. Gėlės, jų skirtingos spalvos reiškia daugybę skirtingų simbolių ir tik patys jaunuoliai žino, ką jie užkoduoja tose atvirukuose. Simbolizuoja, kad šeima vaikosi kartu, kad angelas vienas. Čia močiutė pavaizduota, mama ir dukrytė. Čia yra gėlė, ji yra jaunystės simbolis. Čia aš turiu daug gėlių ir dar vieną angelą. Gėlės su angelu man rodo, kad yra daug gražių prisiminimų ir angelas saugo jų. Mano eilėraštis yra apie jaunystę ir gražius prisiminimus. Jie į savo atviruką įsirašo savo eilėraštį, kurį po to ir skaito finalinio pasirodymo metu. Šio projekto antra dalis yra emocinio ugdymo programa Šalčinkų šeimos ir vaiko gerovės centre. Aktorių komanda lygiai taip pat visą pavasarį važiuodavo į centrą ir dirbdavo su vaikais ir jaunimu.
Jie turėdavo įvairias kūrybinės dirbtuves, kur vaikai galėdavo atsipalaiduoti, bendrauti, būti, žaisti, kūrybiškai leisti laiką. Džiugu, kai galim suteikti galimybę vaikams žaisti. Kažkas turi rūpintis jų edukacija, kažkas turi rūpintis ugdymu, o mes suteikiam galimybę jiems kūrybiškai žaisti, prasmingai praleisti laiką. Man žiauriai karšta nuo minčių. Žibučių pusny pavasaris vargsta. Ar jis nieko nesako, ar aš negirdžiu. Vaikai išmoksta bendrauti, bendradarbiavimo su kitais, kas yra labai svarbu, nes aš manau, kad tos gyvenimiškos tokios patirtis yra labai svarbios ir jos ugdo emocinį intelektą vaikų. Aš nesitikėjau, nes aš poeziją niekada gyvenime nerašiau. Tai kai pirmą kartą išgirdžiau savo tą dainą, tai toksai džiaugsmas buvo viduje, kad išrinko mano eilėraštį. Jie sukūrė eilėraščius, kurie šiandien suskambėjo čia Jašiūnų dvaro scenoje. Aktoriai iš jaunuolio eilėraščių sukūrė dainas. Tekstas skamba jau dabar, ne kažkada, ne po kažkiek metų, o dabar. Nežinau, ką man rašyti, pasakė man rašyti apie meilę, o ką man apie meilę rašyti, kai visus myliu, bučiuoju, širdelį nešioju, myliu, bučiuoju, širdelį nešioju. Duokit man lapą, nupiešiu ten meilę, tokia keista, tokia kreiva visa. Duokit man lapą, nupiešiu ten meilę, tokia keista, tokia kreiva visa. Negaliu nurimti viduje, liūdna, kai šalia jo nėra, negirdžiu jo balso mintise, negalint gyventi jo niekada, nežinant, kas jis yra. Plaka širdis, ieškau tavęs, kurgi tu dingai, mano meloja. Stoviu tarp grįvėsių, plaka širdis, paukščiai čiulbia, kurgi tu mano meloja. Ir išeidamas nesuprantu, kodėlgi tu likai tarp grįvėsių. Nėra skirtumo, ar tai draugas, ar draugė. Svarbiausia, ką jūs jaučiat prie šitų žmonių ir ar gaunat naujų, gerų emocijų. Tikiuosi, supratot jūs mano žodžius, tokius pat gražius, kaip rudens lietus. Su ja drąsiau kažką bandyti, su ja man gera būt liūdna. Kiekvienas žodis jos raštatas, lyg angelo sparnų šviesa. Kiekvienas žvilgsnis jos ramus, lyg 95 sugrįžti į... Tas momentas, kai jie perskaito ir būna trumpa sekundė mirtinos tylos, atrodo skamba jų siela tuo momentu. Lyg tylus vėjas, kuris ramina mintis, baimė, tarsi šešėlis naktimis mus lydi.
tyliai į sapnus, nerimą įpina, pyktis, lyg ugnikalnis, dega viduje. Ta meilė davė gyvenimo spalvų, tas jausmas net pakėlė mane ant sparnų. Ramybė ir pasitikėjimas mylimu žmogumi, visą tai aš jaučiau kadaise tik su tavimi. Žmogus neturintis jausmų, kaip paukštai skraidantis be sparnų. Dėdami sparnus paukščiai gali skristi, su sparnais ant žemės tu nekristi. Tapti paukščiu būtų geriau, bet mes turime jausmus, ar tai neblogiau. Esam labai dėkingi gimnazijoms, kurios skiria galimybę dirbti su vaikais visą šį pavasarį ir tuo pačiu esam dėkingi vaikams, kad jie išdrįso tiek daug laiko skirti kūrybai. Pasaulis toks didus, jausmas atidarantis vartus.